Ką, sveiki gyvi, nedidelis updeitas dėl keltuvų, kas nuspręsit pirkti, va didelį minusą jam įmetu kaip už tokią kainą ir kas Lietuvoje stumdo, tai iš karto, kaip tas sako, patarčiau bendrai sumetimais jau tai firmantį reklamos nedaryti, bet bent jau numest kainą, kai už tokią kainą siūlės, pažiūrėkit, kad šita siūlė yra pusė velnių. Bet tas dalykas, kada keli, vadinamas krūvis eina labai į tą pusę. Ir logiškai detaliai yra lenkiama. Šita siūlė pusė velnių. Šita siūlė jau yra principe bloga. Paliktas plyšys, skilimo taškas, čia nėra toks agregatas, kur gali aplaidžiai viryti siūles. Ir dabar žiūrėkit, čia nėra mano faskiai išdrausta, čia yra skilimas. Jie virino aukščiau negu metalo jungimosi vieta. Lyginai tas pat šitoj vietoj padaryta, net matot, seni korozijos pėdsakai, reiškiasi, į plyšelį buvo neįvirinta. Ir keldamas mašiną išgirdau, kaip du sykius takštelėjau. Ir supratau, kad turiu siūles apžiūrėti. Ir apžiūrėję šitas vietas radau, žodžiu, braukaunas siūles. Tokiem atsakingiem keltuvam negali būti tokios siūlės. Pavyzdžiui, mano Donkratas Big Redas, jis turi antiek masyves ir tokias vientisas pereinamas siūles. Aišku, aš neturiu laiko kariauti, aš pats persidarysiu su dual pulsu, susistiprinsiu ir viskas. Bet kas pirkisit, arba net prieš perkant pasižiūrėkit, nes siūlė yra iš tikro, ypač galiniai daly, kur fasadiškai prieėję viskas padaryta plius minus gerai, bet kas net juokingiausia, va šitoj pusėje siūlė yra geresnė, negu šitoj pusėje jau matom siūlė, jinai yra sausesnė, kaip įvardyti. Ir va čia va perėjo trūkimas iš galų. Tokiuose įrengimuose tokių siūlių būti negali.